Labas rytas. Šiandien praleidau miške su ADV motociklu, bet ne visi tai laiko ADV motociklu. Tai tiesą sakant, norėjau šiandien arba šiame video padiskutuoti apie tai, kas yra ADV motociklas ir kaip žmonės skirtingai tai suvokia ir supranta. Tai pagalvojau, kad būtų gera mintis turbūt papasakoti ir paaiškinti, kaip aš pats tai suprantu, kas yra ADV motociklas. Ir dažniausias argumentas yra išgirstas, sako, BMW GS, tai čia ne ADV motociklas, čia asfaltinis, čia ir panašiai. Ir tokią diskusiją netgi turėjau vakar. Paskutinį kartą Facebook'e komentaruose Rymanas, man atrodo, įdėjo apžvalgą GSA, BMW GSA 1300 apžvalgą. Ir vienas žmogus pasidalino, kitas ten pradėjo komentuoti, kad čia yra ne ADV motociklas ir panašiai. Tai galvoju, tą progą padarysiu video ir apie tai papasakosiu daugiau, šiek tiek. Pamąstymų. Tai nereiškia, kad aš noriu dabar pakeisti jūsų nuomonę, kas yra ADV motociklas ir kas nėra, bet galbūt tai padės geriau ir plačiau vertinti bendrai ADV. Tai kai kalbam apie ADV motociklą, iš esmės tai gali būti bet kuris motociklas, jeigu kalbant labai grubiai. Bet dažniausiai, ką mes girdėsime, tai kad ADV motociklas turi būti lengvas. Kiek lengvas yra ne per lengvas. Ir va čia turbūt yra klausimas, į kurį pirmiausia reikėtų atsakyti. Ar galima keliauti su hard enduro motociklu, kuris sveria 100 kg? Teoriškai taip. Praktiškai mes atsimušam arba atsiremiam į du dalykus. Vienas tai yra, netgi ne vieną, ne du dalykus, o tris dalykus. Vienas tai yra bagažo tvirtinimas ir kiek jūs to bagažo galit pasiimti su hard enduro motociklu, kuris yra, tarkim, kad ir 450 kubikų. Na. Antras momentas tai yra komfortas, kai reikia įveikti atstumą asfaltais, tai yra išvažiuoti iš kiemo ne iki Pabradės, o galbūt iki Lenkijos, Austrijos, Balkanų. Na. Tai yra, kiek komforto mes prarandame važiuodami asfaltuotais keliais, tais pačiais žvyrkeliais. Ar labai smagu važiuoti žvyrkeliais su hard enduro motociklu, nemanau. Bet čia vėlgi kiekvienam savo. Ir trečias momentas tai yra aptarnavimas. Kiek kilometrų to per kelionę reikia padaryti, kad nereikėtų daryti aptarnavimo, o jeigu reikia daryti aptarnavimą, nes darai daug kilometrų, kur tu pasimsi visus tepalus, filtrus ir panašiai. Tai va, tai čia yra vienas kraštutinumas, kai mes kalbam apie hard enduro. Taip, tai yra labai lengvas motociklas. Turėsim įspūdingiausius adventure nuotykius, kaip kai kurie galvoja. Kitas kraštutinumas, paimkime tą patį GSA. 270 kg, 30 litrų bakas, 1.3 variklis. Ir šitoje vietoje jau yra žmonių, kurie sako, kad tai nėra ADV motociklas. Ir argumentas, kad tai yra svoris. Ok, sutinku. Lyginant su hard enduro, taip, su GS važiuoti bus žymiai sunkiau. Nesfaltuotais keliais sunkiai bekelia. Ir kokie yra to minusai? Pagrindinis yra svoris. Dar motociklo kaina, taip, galime irgi tai vertinti kaip minusą. Kokie yra pliusai? Dabar, jeigu mes kalbam apie bagažą, kiek bagažo galite susidėti ant BMW GSA motociklų? Žymiai daugiau negu ant hard enduro, teisingai. Dabar, koks malonumas ir patogumas įveikinėti didesnius atstumus, kai mes kalbam apie asfaltą ir žvyrą? Žymiai maloniau. Taip, jeigu važiuojam visiškai miško keliukais, pelkėm ir smėlynais, smagumo bus jau žymiai mažiau. Bet dabar, jeigu kalbam apie
ADV ir kelionė, greičiausiai, kad jūs norėsite maltis ne po vietą, nes ADV nėra enduro ir hard enduro maršrutai iš esmės. ADV keliavimas yra atstumais, tai greičiausiai per dieną norėsite veikti bent jau 100-150 km, bent jau. Hard enduro yra skirtas iki 100 km per dieną. Ar gali važiuoti daugiau? Gali. Tai va čia yra pagrindiniai momentai, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Toliau kitas momentas, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, gerai važiuojam nemagistraliniais keliais, asfaltuotais keliukais vietiniais, žvyrkeliais. Joks hard enduro motociklas nepagaus GS ant žvyrkelio. Jokių šansų. Ir tie, kurie galvoja, kad pagaus, tai tiesiog nėra važiavęs su GS vairuotoju, kuris tikrai gali važiuoti žvyrkeliu. Nes žvyrkelis tu gali važiuoti ir 180 su GS. Su hard enduro greičiausiai, kad ne. Tai va, tai dabar kalbant apie viduriuką, tarkim, mes paėmėm dabar du kraštutinius variantus. GSA, hard enduro, mes turime tarpinius variantus ir tarpiniai variantai tai yra mano suvokimu 690 701, tai yra KTM 690 Husqvarna 701, ne? Tai aš tai laikau soft enduro motociklais, kurių svoris yra 160 kg. Ir lengvieji ADV motociklai yra nuo 700 iki grubiai litro. 900. Tai čia, aš sakyčiau, yra lengvieji ADV motociklai. Tai kad geriau suprasti skirstimą pagal mane, vėlgi tai nėra kažkoks oficialus standartinis skirstimas, pagal mane soft enduro motociklai yra iki 700 kubikų, sveriantis iki 100 grubiai 60 kg. Lengvieji ADV motociklai yra grubiai nuo 180 kg iki 220 ir kubikais yra nuo 700 iki 9,950 gal. Ir tada jau sunkieji yra nuo 9,50 nuo litro ir į viršų. Tai tokia yra mano logika skirstant motociklus: sunkieji ADV, lengvieji ADV, soft enduro ir tada jau eina hard enduro. Tai kalbant apie lengvuosius ADV ir soft enduro, čia mes jau turime tos kompromisinius variantus, kai daiktai nėra skirti važiuoti visiškai tik tais bekelę, kaip hard enduro, ir visiškai maksimalus komfortas asfaltais ir žvyrais, kaip GSA. Tai lengvieji ADV yra kompromisinis variantas ir aš sakyčiau, kaip pavyzdys galėtų būti F900 KTM 790, 890, Tigeris 900, T7 Tenere 700 turbūt būtų tarp 701 ir šitos kategorijos F900 ir Tigeris 800. Tuaregas, Aprilia Tuaregas, ne? Tai vat šie motociklai, jie yra šiek tiek labiau orientuoti į asfaltą negu į bekelę. Tai aš sakyčiau 60% asfaltas, 40% bekelė. Bekelė, vėlgi aš kalbu apie, nesenai turėjom diskusiją su Linu, kas yra bekelė. Manęs klausė, sako, ar tai, kai nėra visiškai jokio kelio, tu važiuoji per miško paklotę, ar tai yra single trailas, kas yra bekelė. Mano suvokimu bekelė yra neparuoštas kelias. Paruoštas kelias yra asfaltas ir žvyras, kuris yra sąmoningai padarytas, tai yra užpiltas žvyras, tai yra kelias. Jeigu tai yra miško keliukas, aš iš esmės tai vadinu bekelė. Jeigu tai yra single trailas, tai yra bekelė. Bet vėlgi tai yra pagal mano standartą ir mano suvokimą, ką mes vadiname bekelė. Tai va, tai F900, T7 yra, aš sakyčiau, 60% asfalto motociklas, 40% bekelės motociklas. Bagažo galima susidėti daugiau negu ant soft enduro motociklo, jis ir galės šiek tiek daugiau turi. Ir sekantis žemesnis laiptelis būtų 701 arba 690 ir kitos alternatyvos, DR ir panašiai. Tai motociklai, kurie, aš sakyčiau, yra 60-70% skirti važiuoti bekelę ir apie 30-40% važiuoti keliais.
Ir taip, tai yra labai geras kompromisinis variantas, būtent lengvieji ADV ir 701 arba 690, būtent ADV kelionėm. Ir nes jūs turit pakankamai galios, pakankamai mažą svorį ir pakankamai galimybę susidėti bagažą. Ir tai yra toks, kaip sakau, sweet spot. Daugumai žmonių turbūt, jeigu jie gali sau leisti turėti tik vieną motociklą ir nori keliauti ADV su kartais išvažiavimu į miškus, tada reikėtų savo atsakyti į klausimą, kiek procentaliai laiko valandomis jūs praleisite be kelyje ir ant kelių ir kiek kilometražo jūs norite daryti keliais ir be keliai. Nes labai dažnai yra iškreipiamas formatas, neformatas, sakykim taip, pats principas, kad kilometrai ant asfalto arba keliais renkasi žymiai greičiau negu be kelyje. Tai galite skaičiuoti arba kilometrais, arba valandomis, kiek laiko praleisite. Ne? Nes kaip pavyzdys, jeigu jūs imat valandomis, ne valandomis, o kilometrais, tai tarkim, jūs nuvažiuot asfaltu 200 km galit per 1,5–2 valandas. Taip, su dideliu GS. Jeigu tai bus soft enduro motociklas, kaip 701, jums reikės greičiausiai jau 2–3 valandų nuvažiuoti tokį atstumą. Tausojant padangas, nes greičiausiai pas jūs soft enduro motociklas turės piktesnės padangas, nenorėsit jų labai greitai sudeginti. Ne? Tai va čia yra tie momentai, ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis motociklą. Ir kaip aš sakau, jeigu tai yra vienas baikas, greičiausiai tai bus tarp 701 ir 701, tarp 700 kubikų ir 900 kubikų. Daugumai tai bus aukso viduriukas. Daugumai. Jeigu jūs galite sau leisti turėti 2 motociklus, tai tarkim mano atveju aš turiu 2 motociklus. 701 ir BMW 1300 GSA. Tai man padengia visus mano poreikius. Man nėra poreikio važiuoti hard enduro motociklu, nes aš pakankamai gerai galiu tai daryti su 701. Ar aš labai noriu lysti į pelkes? Ne. Kvartaliniams smėlynais važiuoja 701 puikiai. Dabar, kai aš noriu įveikinėti didesnius atstumus, nuvykti toliau patogiau, tam yra BMW. Ir su juo aš galiu važiuoti į lengvą bekelę. Priešingai su Varna aš galiu važiuoti tiek bekeliai, tiek jeigu reikia kažkokias atkarpas pravažiuoti asfaltą. Dabar palyginimui paskutinė kelionė buvo į Rumuniją. Mes per vieną dieną Rumunijoje padarėm 720 km asfaltų su 701. Ar tai buvo labai smagus važiavimas? Ne. Ir patikėkit, aš tuo metu labai galvoju ir labai norėjau turėti tarp kojų ne Varną, o BMW. Kas būtų žymiai smagiau. Ir tie 700 km būtų normalus dienos važiavimas. Kai su Varna tai yra jau darbas. Bet jeigu paimsime kitą pusę, pačioj Rumunijoje važinėti po kalnus, taip, su Varna yra žymiai smagiau. Žymiai smagiau negu su GS. Ar ten įmanoma pravažiuoti su GS? Vietomis taip, vietomis ne. Ir va čia atsiranda tie kompromisai. Klausimas, kiek kelionį jūs norite ko? Offroado ir kiek norite patogumą. Dabar keliaujate vienas ar keliaujate dviese? Jeigu aš keliauju vienas, taip, pasitikėjimo žymiai daugiau yra važiuojant 701. Tai kalbu iš patirties Maroke solo kelionė, Rumunija solo kelionė. Dėl to, kad tu žymiai lengviau gali, esant sudėtingai situacijai, tą motociklą išsitraukti. Ir didžiausia rizika, sakykime, yra, kad tas motociklas techniškai atkarpoje gali tiesiog ant tavęs užkristi su bagažu ir tu nesugebėsi nuo savęs atsikelti. Tai 701 yra tas motociklas, kurį aš galiu nesunkiai išsitraukti praktiškai iš bet kur, jeigu tai nėra visiškai pelkė. Na? Arba jeigu jis ant manęs užkrenta, tai aš turiu fiziškai galimybę jį nusikelti arba nusistumti, nusimesti
ir nelikti prispaustam. Su GS-u solo kelionėje tai būtų jau labai sudėtinga. Tai va, tai solo kelionėse, techniškose solo kelionėse, taip, 701 yra, arba soft enduro motociklas yra turbūt logiškesnis pasirinkimas. Bet jeigu aš važiuoju į ilgesnį kelionę, tolimesnį kelionę, reikia daugiau kilometrų daryti ir žinau, kad tai nebus labai daug off-roado, pikto off-roado, tai yra žvyrkeliai, lengvi miško keliukai, aš visada pasirinksiu GS-a. Visada. Nes tai, kokią emociją duoda ta galia, kurią tu turi, tai net nebūtent tą visą gali išnaudoti. Bet vien žinant, kad jinai yra ir koks yra sukimo momentas ir koks yra torkas, tai yra labai geras jausmas. Labai geras jausmas. Tai va, tai kalbant apie ADV motociklus, tokia yra mano nuomonė, suvokimas ir supratimas, kaip aš tai vertinu. Ir man asmeniškai 1.3 GS ir 701 yra tobulas setupas šiai dienai mano kelioniam ir mano važinėjimam. Galbūt po metų, po 5 metų aš galvosiu kitaip, o jeigu norėsiu trečią motociklą, galbūt ir bus trečias motociklas, kuris bus dar kažkoks tai kitoks. Na, galbūt tai bus vintažinis, retro, cafe raceris, scrambleris ar kažkas tai tokio. Važinėti po miestą. Tiesiog. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti apibendrinimui, kad ADV yra labai plati savoka. Bet esminis dalykas yra, kad mes skirtingai suvokiam, kas yra ADV, motociklas ir ADV kelionės. Ir su dideliu sunkiu motociklu kaip BMW GS-A galima daryti labai įspūdingus dalykus. Ir tai labiau priklauso nuo vairavimo įgūdžių, kurių dauguma realiai Lietuvoje neturi. Ir jeigu jūs išvyktumėt daugiau į užsienį, pamatytumėt, kaip žmonės vairuoja motociklus, jūs suprastumėt, kad mūsų vairavimo lygis Lietuvoje yra pakankamai žemas. Taip, yra žmonių, mano pažįstamų tarpe, kurie tikrai gerai važiuoja motociklais. Bekeliai gerai važiuoja motociklais. Bet lyginant su Europos pasaulio standartais, sakykime, tai daugelis nemoka vairuoti motociklų. Ir kai mes kalbam apie skillsus arba vairavimo motociklą, iš esmės čia yra 3 dalykai, kas mano manimu yra svarbiausia, norint gerai vairuoti motociklą. Tai pirmas yra motociklo techniniai parametrai. Tai yra, ką motociklas pats iš savęs gali padaryti. Ir dažniausiai mes negalime spausti to, ką gali motociklas. Dažniausiai. Antras momentas tai yra vairavimo įgūdžiai. Kaip gerai mes valdome motociklą, tai yra balansavimas, technika vairavimo. Ir trečias momentas yra bendras fizinis pasirengimas, kas mano kaip sporto trenerio nuomonė pas daugelį yra labai ne kažką. Tai jeigu mes turime tinkamą motociklą, turime vairavimo skillsus ir turime fizo, mes galime daryti gerus ADV tripus, turėti gerus nuotykius ir tai daryti su dideliais motociklais ir neaiškinti kitiems, kad BMW nėra ADV motociklas, nes jisai yra ADV motociklas. Ir tie, kurie taip negalvoja, visada aš ne vienam esu siūlęs, sakau, gerai, pasimk savo tinkamą ADV motociklą, aš važiuosiu su BMW GS-A 3 dienas kelionė ir pasižiūrėsime iš tikrųjų, ką gali motociklas ir ar tai yra ADV, ar tai nėra ADV. Ir nei vienas kol kas dar nesutiko to su manim padaryti. Dėl to, kad pirmiausia reikia, kaip sakau, turėti įgūdžius ir turėti fizo. Ir tada technika nebėra jau tiek svarbu, norint turėti gerus nuotykius. Tai tiek mano moralas apie ADV motociklus ir ADV kelionės. Tikiuosi, bus įdomu paklausyti. Tai yra, buvo įdomu paklausyti.
ir lauksiu komentarų ir pastebėjimų. Iki kitų kartų.